Būtent tokiais lipdukais savo lankytojus pasitinka vis daugiau Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio restoranų, barų, kavinių ir klubų. Prisijungdami prie Susisiekimo ministerijos inicijuotos akcijos Mūsų stalo pilotas, visi jie siekia sukurti naują šventimo mieste tradiciją. Užuot sėdus prie vairo neblaiviems, galima išsirinkti savo stalo pilotą. Patikimą rūpestingą draugą, kuris tą vakarą nevartos alkoholio ir padės savo draugams saugiai pasiekti namus. Skaudžių nelaimių ir policijos suvestinių statistika vis dar liudija, kad blaiviai įvertinti savo pajėgumus ir priimti savo būsenai adekvatų sprendimą sugeba ne visi. Lietuvos kelių policijos tarnybos duomenimis 2012 metais dėl neblaivių vairuotojų kaltės įvyko 273 eismo įvykiai, kuriuose žuvo 27 ir buvo sužeisti 374 eismo dalyviai. Pastarųjų metų avaringumo rodikliai rodo, kad dėl neblaivių vairuotojų žuvusių keliuose skaičius nemažėja ir sudaro kasmet 8–9% nuo bendro žuvusių skaičiaus. Dažnai nutinka taip, kad draugų, bendramokslio ar kolegų stereotipinis spaudimas atsisakančiam gerti ir tampa tokių nelaimių priežastimi. Į barą užsukus tiesiai iš darbo vietos palikti ten ir automobilio raktelius mūsų šalyje dar nėra įprasta. Veikiau tikimasi ilgai neužsibūti arba vartoti tik šiek tiek. Prie akcijos prisijungusios kavinės ir barai ne tik siūlo naują mūsų stalo piloto tradiciją, bet ir specialius nealkoholinius baro pasiūlymus pilotams bei baudų meniu, čia pat primenantį apie įstatymų numatytas daugiatūkstantinės baudas už vairavimą išgėrus. Akcijos organizatorių nuomonė toks priminimas suaugusiam žmogui neturėtų sudaryti diskomforto, bet atliktų veikiau informacinę funkciją. Didesnį diskomfortą kelia policijos suvestinėse pateikiama statistika. Pažvelgus į minėto eismo įvykių pasekmes, kai viename eismo įvykyje žūsta šeima ar net kelios šeimos, galima teigti, kad neblaivių vairuotojų sukelti eismo įvykiai turi itin skaudžias pasekmes. Tai ne tik didelė materialinė žala, bet ir fizinis skausmas suluošiantiems žmonėms, dvasiniai išgyvenimai nukentėjusiųjų, jų artimųjų ir pačių vairuotojų. Nagrinėjant eismo įvykių statistiką pagal apskritis, galima teigti, kad 2012 metais didžiausią pažangą siekiant sumažinti žuvusiųjų skaičių dėl neblaivių vairuotojų kaltės pavyko pasiekti Klaipėdos, Panevėžio, Utenos apskrityse. Šiuose apskrityse žuvusių skaičius dėl neblaivių vairuotojų kaltės mažėjo 20–40%. Deja, minėtų įvykių skaičius padidėjo Šiaulių apskrityje 39%, Telšių apskrityje 29% ir Alytaus apskrityje 17%. Tikėtina, kad situacija pasikeistų gerąją pusę, sustiprinus eismo dalyvių kontrolę, kartu su kontrolė vykdant daugiau švietėjiškų akcijų, mokant, ugdant visuomenę nesėsti išgėrus prie vairo, netoleruoti, kai tai daro kiti asmenys, sudrausminti, užkirsti kelią galimai nelaimiai. Kaip kinta Lietuvos gyventojų šventimo įpročiai ir kaip sekasi atsikratyti neatsakingo požiūrio į vairavimą apsvaigus, parodys laikas. Tačiau akcijos organizatoriai tikisi, kad bent jau akcijos metu ir po jos sumažės skaudžių eismo nelaimių dėl neblaivių vairuotojų kaltės.